Folks, it's Monday, September 7th, 2009, and I'm taping this special message because a lot of people are on the edge of their seat. In the last few days, I've been telling you we have a huge announcement, a huge story, a huge guest coming up on Tuesday, September 8th, 2009. If you're on the edge of your seat, imagine how I'm on the edge of my seat knowing what I know. The information you're going to witness tomorrow took a lot of courage and a lot of time, and it's revolutionary. It's going to be a big national news story. There's no doubt in that. But if people get involved, if people realize the revolutionary information and the revolutionary development and get involved, we may take this country and this world back from the globalists. Ladies and gentlemen, this is a huge announcement. In 14 years on radio, this is the biggest thing I've done, the biggest thing I've been involved in. We've broken a lot of huge stories, had a lot of really amazing guests on. This is bigger than all of that. This is the biggest thing I've ever done. Be sure and join me Tuesday, September 8th, 2009, 11 a.m. at Infowars.com on the radio. Earlier in the morning, you're going to see some posts on the website that give you a big idea, but not the whole story. And throughout the week, there's just going to be more and more developments. Get ready, ladies and gentlemen. This is going to be absolutely amazing, and I'm just blessed to be involved in it. Again, we'll see you tomorrow. Infowars.com. Šį video, kurį jūs dabar žiūrite, aš gavau ką tik tai prieš kelias valandas, aš išverčiau trumpai, ką sako Aleksas Džonsas. Šiuo metu yra rugsėjo 8 diena, aš jau klausau jo radio transliacijos. Jisai trumpai kalba apie informacinę revoliuciją, kuri vyksta dabar, šiuo metu. Labai daug garsių žmonių yra pabudę, jie žino apie tiesą, apie rugsėjo 11 tiesą ir jie pasiryžę atvirai apie tai kalbėti, plus jie pasiryžę kreiptis į Obamą. Žinomi garsus asmenys pasiryžę kreiptis į Obamą su prašymu, kad jisai atnaujintų rugsėjo 11 tyrimą. Tarp tų žmonių bus taipogi 6 rugsėjo 11 tyrimo komisijos nariai. Buvo viso 10 oficialių žmonių, kurie tyrinėjo rugsėjo 11 ir 6 iš jų prisipažino, kad jiems buvo grasinta ir kad juos vertė kalbėti melą. 6 žmonių, kurie oficialiai nagrinėjo rugsėjo 11 įvykius, jie patys paskui prisipažino, kad jų ataskaita yra melaginga. Labai galingas didelis įvykis. Taipogi yra 700, buvo 700, dabar yra 900 architektų ir inžinierių, kurie pasirašė peticiją ir ta peticija irgi bus kaip ir kreipimosi į Obamą pagrindas. Tie architektai ir inžinieriai irgi padarė savo mokslinį tyrimą apie tai, kaip sugriuvo pasaulinės prekybos pastatai. 2 iš jų sugriuvo neva dėl to, kad rėžėsi lėktuvas, bet 3 pastatas, 47 aukštų pastatas, irgi susprogo tą dieną, jisai matosi, kad susprogo. Visi 3 pastatai buvo susprogdinti iš vidaus, naudojant sprogmentis termitą. Tai yra trumpai, ką Aleksas Džonsas bando kalbėti šiuo metu. Ir aš paruošiu daugiau informacijos, bet aš kreipiuosi į žiniasklaidą. Prašau, netylėkit. Jau užtenka tylėti. Prašau, parodykit Lietuvai per televiziją, per radiją, per visur, per spaudą. Parodykit, kas vyksta, nes šiuo metu yra pats laikas jums veikti, kadangi tas pradėjo vykti Amerikai. Tas vyksta Vokietijai, Rusijoje, Japonijoje, Kanadoje, Meksikoje, visam pasaulyje. Nemiegokit.